Kauno Žalgirio arenoje šurmuliavo geriausi Lietuvos jaunieji krepšininkai. Čia įvyko Manijos moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių diena pavadinimu Ateities krepšinio žvaigždė šiandien 2012. 4 valandas trukusiame renginyje perspektyviausi šalies žaidėjai ir jų pasižiūrėti susirinkę sirgaliai tikrai nenobodžiavo. Be tradicinių rytų ir vakarų komandos rungtynių susirinkusieji galėjo išvysti tritaškių metimų bei dėjimų konkursus. O taip pat tik moksleivių krepšinio lygoje išbandytos karavano, bauduko, slalomo ir vienas už visus visi už vieną varžybos. Ant Žalgirio arenos parketo išbėgo ir krepšinio mylėtojams puikiai pažįstami veidai. Ir dar tik į viršūnę kylančios jaunosios žvaigždutės. Susirinkusius savo pasirrodymai stebino jaunieji žalgiriečiai – Tomas Dimša, Marius Grigonis ir Lukas Lekavičius. Su Lietuvos Ryto komanda į jaunimo Eurolygos finalus patekė Augustinas Jankaitis, Denisas Krestininas, Gediminas Žalalis ir Edvinas Šeškus. Vilniaus Sakalų komandos žaidimui diriguojantis Jokūbas Gintvainis bei Lietuvos moterų krepšinio lygoje jau rungtyniaujančios Ieva Kazlauskaitė, Dalia Belickaitė, Justina Kraujūnaitė ir kitos. Didžiausio dėmesio sulaukė rytų vakarų rungtynės, kuriuose vienu metu ant parketo žengė patys perspektyviausi vaikai, jaunučiai ir jauniai. Aikštelėje petys petin stojo geriausi savo amžiaus vaikinai ir lygių neturinčios merginos. Po įtemptos kovos pergalę rezultatu 67-64 šventė rytų komanda. Manijos moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių diena prasidėjo tritaškių metimų konkursu, kuriame triumfavo Šiaulių Saulės krepšinio mokyklos auklėtinis Justinas Gečas. Jis finale surinko 16 taškų ir 2 taškais aplenkė antroje vietoje likusi Tautvydą Jodelį iš Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos. Jodelis tritaškių konkurso finale dalyvavo 3 kartą iš eilės. Nelabai buvo laiko treniruotis, nes vyko su komanda treniruotis varžyboms svarbioms ir nelabai turėjau. Šiaip savaitgalis eidavau į salę pasportuoti dėl savęs. Ar apskritai tikėtas buvo toks rezultatas, nes varžovas finale vėlgi daugkartinis nugalėtojas, tikėsi, kad gali įveikti? Negalime nesitikėti savo pergalės, vis tiek kažkiek turi laimėti, bet labai mažai buvo šansų, nes tiek 2 kartų čempionas, man pirmas kartas, bet pasiteisino. Merginų varžybose antrus metus iš eilės geriausios snaiperės vardą iškovojo Greta Tamašauskaitė. Krepšinio paslapčių besimokanti Marijampolės žaidimų sporto mokykloje. Pasitikėjau savo jėgom ir tai padėjo. Pačiai toks titulas yra svarbus ir malonus? Tai žinoma, bet koks titulas yra malonus. Spėjai pranešti artimiesiams, kad laimėjai? Dar ne. Artimieji salėje turbūt matė. Jaunių ir jaunučių Manijos karavano konkurse nugalėjo Arūnas Sajavičius ir Ieva Paškevičiūtė. Šiaulių Saulės krepšinio mokyklos auklėtinis Sajavičius finale nugalėjo Erviną Blažį iš Sostinės krepšinio mokyklos. O Pakruojo sporto centre paslapčių besimokanti Paškevičiūtė įveikė Plungės sporto mokyklos auklėtinę Gintarę Katkutę. Vaikų dadų bauduko konkurse berniuko gretose geriausiai sekėsi Gyčiui Narušiui iš Kauno krepšinio mokyklos Tornado. Vaikų mergaičių rungtyje geriausiai sekėsi Olivijai Barzdaitei iš Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro komandos. Rybok Ziktek slalomo konkurse tarp dailiosios lyties atstovių nepralenkiama buvo Šarūnė Melinauskaitė, atstovaujanti Kauno krepšinio mokyklai Aisčiai. Vaikinų varžybose puikius rezultatus pademonstravo Martynas Miškinis. Knašiaus krepšinio mokyklos auklėtinis įveikė Ernestą Kazianin iš Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos. Marčiulioniukas antras šioje rungtyje liko 2 metus iš eilės. 3 amžiaus grupių komandinėje ežio estafetėje visi už vienas už visus merginų varžybose triumfavo Palangos sporto centras. Vaikinų varžybose nugalėjo Sostinės krepšinio mokykla. Daugiausia emocijų sukėlė Manijos dėjimų į krepšį konkursas. 18 varžovų nugalėjęs bei žiūrovų ir komisijos simpatijas pelnęs Steponas Markus tapo moksleivių krepšinio lygos oro karaliumi. Nugalėtojas rungtyniauja Kretingos sporto mokykloje. Jis finale aplenkė Tomą Miškinį iš Arvydo Sabonio krepšinio centro ir Vilniaus krepšinio mokyklos auklėtinį Matą Budginą. Važiavau čia tikėdamas, kad laimėsiu, bet vis tiek yra toks biškis staigmena, kad laimėjau. Pats to netikėjai, ne? Iš tikrųjų tikėjaus, bet vis tiek taip neužtikrintai. Ar pats dėjimus ruošėsi, ar tiesiog čia pamatėjai, ką kiti daro ir bandėjai čia viską atlikti, o ne pasirepetavęs? Kad aš iš esmės visą laiką ruošiuosi tiek po treniruočių, per treniruotės, ką nors pabandau. Ir dar praeitą sekmadienį buvo mūsų sporto mokykloje žvaigždžių diena. Tai ten buvo puikia proga pasitreniruoti. Tai ką veiksi su prizu? Gali dantis išbirėti nuo tiek šokoladas? Pasidalinsiu su draugais. Manijos moksleivių krepšinio lygos rėmėjai Kraft Foods Lietuva, Rybok, Tichė, Dadu ir Lietuvos krepšinio federacija. Žvaigždžių dienos konkursų dalyvius ir rytų vakarų rungtynių žaidėjus apdovanojo vertingais prizais. Aš manau, kad pagrindas tikrai praėjo taip, kaip planavom, gal kažkokios mažos smulkmenos ten neišėjo, bet tikrai to nematė dalyviai, gal mūsų planuose buvo
mažytės smulkmenos ir kitaip, bet iš esmės tikrai pavykę ir pagal nuomonės, pagal atsiliepimus tikrai gera nuotaika ir nuomonės. O jums pačiam, kas paliko didžiausią įspūdį ir labiausiai sužavėjo šioje žvaigždžių dienoje? Šitam sužavėjo man tai pirmiausiai tas naujovės su iš vidurio metimų, toks nenaujovė, gal sakysim, juokas, man jau sugalvotas ir tikrai neįprasta Lietuvoje, to dar nebuvo matęs, tikrai buvo įdomu pažiūrėti. Koks tas pavyko, atrodo? Manau, tikrai. Nežinau, kaip tas žmogus jaučiasi, reikėtų jo paklausti, bet tai tikrai vykęs pokštas.